Savo naują albumą. Taip, jis toks geras. Eik, aš negaliu, man tiesiog krauna stogą. Tikrai toks geras? Nu, visai zaibys. Ačiū, kad mane įsileidai. Nu ir šizofrenikė. Jaunimą šiais laikais tai negaliu. Man tik pasirodė. Kur bėgi? Aš jau atviru. Ne. Ai, duris! Staigiai! Staigiai! Iš paveikslų. Žiūriu į tave pasaulį. Aš jau... Matilda! Aš jau į tave pasaulį. Ta garbanė visai skaniai buvo. Vau, kiskelis čia kavianskas realas. Dabar tu priklausai. Viskas gerai. Viskas gerai. Selas! Selas? Ar tu klausaisi Selo? Ne. Varai kontą, prašau. Bėkit iš čia. Ne, kodėl? Gelbėkitės. Bet prašau, jūs Selo. Prašau. Pizda, aš nebežinau. Nebegerai. Aš... Nieks nepadė. Aš gal būrėjai kokiai nors pasiskambinsiu, pasirašysiu. Einam ieškot būrėjus. O, ne. Sveiki. Ar čia būrėjos paslaugos.lt? Norėčiau užsisakyti. Norėčiau užsisakyti paslaugą. Ar galite atvažiuoti? Pas klientus aš nevažiuoju, aš laukiu juos. Jūs turėsit pas mane atvažiuoti. Gyvenu Klento gatvėje 8. Gerai, atvažiuoju. Sveiki, čia būrėjos paslaugos? Taip. Sėskis. O, čia jau dabar smokat? Gali ir dabar. Papasakok man, ko tu čia atėjai? Nu, aš turiu problemą. Kokių tu problemų turi? Man visur sielas sudėna. Palauk! Ar tu matai šitą vyrą? Nerodyk šitą vyrą! Brangutė, bet aš tau galiu pasakyti, Selas yra velnias! Jis mano dukrą nužudė! Ką man daryti? Palauk, paklausiu praeitų Selo aukų. Brangutė, aš palaikysiu tavo ranką, kai tai pasakysiu. Man buvusios jo aukos ir netgi tavo dukra tai pasakė. Yra tik 2 variantai. Pirmas, tu turėsi kentėti, labai kentėti. Bet tu vis tiek mirsi, jis tave suvalgys. Antras variantas yra be kančių, be jokių skausmų, bet yra daug sunkesnis.
turi nusižudyti. Tai ką man daryti? Kodėl man čia taip? Čia jau tavo dvasia turi rinktis, bet tavo... Ką? Tavo 200 eurų baigėsi. Duris ten. Už ką man taip? Iki kito pasimatymo. Visu gerą. Kitas būsi tu. Ir mirtų tie, kurie galvoja, kad Jėzulis negražus. Ir niekas nebevaikščiotų į selo koncertą. Jeigu būčiau dievas, aš sustabdyčiau psichinius iškreipimus. Tai tos pačius, kurie kamuoja Rusijos prezidentus. Bet kad ir ką sakytų Vladimiras, aš laikysiuos atkaklus. Žinai, ką mes tau pragarė parašė? Ką man kad... Iš, kratykis. Ai. Dabar. Tie, kurie jų nepagauna, būtų sudoroti paprastai, nes ar taip sunku atskirti? Nu ir šizofrenik. Jaunimas šiais laikais tai negaliu. Dabar tu priklausai man. Atsisėsti